džiunglėse, tarp lijanų, vijoklių ir orchidėjų, kur knibžda gausybė vabaliukų ir skraido dideli drugiai, gyvena sau princesė Izabelė. Jos suknelė iš bananų lapų, kojos basos, o plaukai supinti į 2 kasas, prikaišiotas spalvotų žiedų. Ir ta princesė, ko gero, laimingiausia pasauly. Nors miega ji ne rūmuos, o ant hamako ir pusryčiams geria tik kokosų pieną, visos džiunglės jos karalystė. Beždžionėlės ryte pina jai kasas, paukšteliai čiulba naujienas, o cikados naktį griežia koncertus. Bet labiausiai Izabelė myli savo tigrus. Mat jie nuo senų senovės yra džiunglių princesių sergėtojai ir globėjai. Ir vieną gražią popietę didžioji Izabelės tigrė atsivedė tigriukų. Visus 5. Jie buvo mažyčiai ir miauksėdami markstėsi prieš saulę. Tai nudžiugo Izabelė, ji glostė mamą tigrę ir kuždėjo. Gerkite pieną, mažyliai, daug miegokit, o kai paaugsit, žaisim ir mokysimės. Kaip Izabelė pasakė, taip ir nutiko. Tigriukai gėrė pieną, daug miegojo, bet po kelių savaitėlių jau pradėjo medžiais kabarotis, ritinėtis po žemę kaip kokie kukuliai ir mindyt viens kitam uodegas. Auč, grr, sakydavo jie viens kitam, kai netyčia užmindavo ant uodegėlės. Tu pirmas pradėjai. Ne, grr, tu pirmas. Taip jie pešėsi ir žaidė, kol išmoko nebemindyti uodegų. Ir tada princesė vieną dieną tarė. Tigriukai, mano mielieji, jau atėjo metas ne tik žaisti, bet ir šio to pasimokyti. Kol taip kalbėjo, Izabelė tigriukus glostė, tad jie visai nenusiminė, kad reiks čia dabar kažko mokytis. Iš pirmo mes išmoksime urgzti. O kamgi mums urgzti? Kad galėtumėte mane apginti, aiškina Izabelė. Ir kiaurą dieną jie mokėsi urgzti.